turiu dirbti pagal sąžinę, jisai liko. Ir mes visą pagarbą jam labai dėkojame už tai. Kaip supratom, Tvarka ir teisingumas paspaudė Komskį ir Petrą Gražulį, jie būtų atsisakė dalyvauti toliau. Buvo paspaustas taip pat Valkiūnas, patys žinot, kokia čia partija, čia liberalų centro partija. Tai Valkiūnas, na, sakyčiau, pabėgo gėdingai netgi, dėl to, kad išėjęs iš mūsų posėdžio jisai skundėsi žurnalistam, kad jis skriaudžia. Nors jisai visą laiką trukdė mūsų posėdžių ir buvo netgi toks pasirinkimas, kad kažkas kitas išeis, jeigu jisai neusičiaus, nes jisai visą laiką replikavo garsiai ir visiškai nekonstruktyviai. Ir kitas žmogus, kuris taip pat buvo paveiktas partijos, tai Socdemo, tai Stanislavas Giedraitis. Rytą, kada prieš priimant galutinius sprendimus, prieš priimant išvadas, jisai man paskambino ir sako, gal nukelkime posėdį į pirmadienį, iš penktadienį į pirmadienį. Sakau, kam? Sako, aš norėčiau, mes jau buvom pagrindinę dalį prabalsavę, pas mus buvo belikę tik tai, klausus, jisai sako, aš noriu įsigilinti į tai, ką mes nutarėme dėl prezidentės. Sako, man reikia 3 dienų, o mes dėl prezidentės nutarėme, pas mus buvo parašyta, užduoti prezidentai papildomus klausimus. Aš sakau, tu 3 dienas tą sakinį skaitysi? Tai suprantat, na, jisai sako, nepyk, sako, bet aš taip turiu elgtis. Na, aš supratau, kad jis buvo spaudžiamas ir jisai nepasirodė. Ačiū Edmundui Jonylai, kuris atėjo, aš nežinau, kokių tikslų vedamas. Ar, reiškia, jame sužaidė garbė, ar jisai išgirdo, kad aš visus pabėgėlius išvadinau išdavikais rinkėjams, bet tas dalykas, man atrodo, suveikė, jis grįžo ir kvorumas pas mus buvo. Tai kad apgindamas Naglį Puteikį pasakysiu, kad jis nebalsavo tik tai atsitiktinumo dėka, dėl to, kad jis nesitikėjo, jog mes taip greitai pabaigsime išvadas ir už jas balsuosime. Aišku, aš pats buvau iniciatorius, kad mes turime tą dalyką pabaigti greitai. Dėl to, jeigu mes nebūtume tą dieną baigę, ko gero mes būtume jų nepridavę visą. Ačiū. Atsakysiu, bet nekėtų papildomų klausimų. Pas mus buvo atvykęs Vainauskas, jisai neposėdžio metu, bet paskui atskirai, pasakė, jog žurnalistai pasiryžę šitą klausimą spręsti teisme, jie teismo nebijo. Taip, o reiškia, na, neformaliam pokalbėje, sakykime taip, su juo, jisai pasakė, jog šitą informaciją tikrai atėjo ne iš tų pareigų. Taip, gal gerbiamas profesor Giedrius, ar Aloyzijus Sakalui? Aloyzijus Sakalui galbūt dabar, prašau. Nors noriu padėkoti komisijai pasidžiaugti, kad jie ištyrė visų institucijų, kurios susijusios yra su pareigūnų atleidimų darbą. Jeigu jie būtų palikę bent vieną instituciją nuošaliai, tai darbas būtų menkavertis, o dabar jis yra pilnavertis. O mano klausimas būtų toks, ar galima laikyti, kad jūsų darbas tai yra naujo apsivalymo pradžia? Ir jeigu taip, tai kokių žingsnių imsitės, kad tai darbas nevyktų tik epizodinis ir kurį mėnesį visiems neužbaigti? Ačiū. Aš nežinau, spręsti, ar tai yra naujo apsivalymo pradžia, manyčiau, kad galite jūs. Mes padarėme darbą pagal savo sąžinę ir aš skaitau, kad visi turėtų taip dirbti. Čiagi nieko tokios stebuklingo nepadarėm. Reikėjo padaryti. Padarėm, kiek išsivalėm, aš nežinau. Reiškia, spręskite jūs. Kai sugrąžinsim pareigūnus į darbą, tada ir prasidės apsivalymas. Profesorius Gadzelis. Labas vakaras, aš ne apie tą bylą, bet apie konstitucijos aiškintojus dabartinius. Kadangi aš priklausau prie tų, ant kurio... Sakau garsiau geriau. Aš priklausau prie tų, ant kur čia dar yra ozolas, ant kurio sąžinės guli šitą konstituciją. Kadangi mums teko dar iki nepriklausomybės rengti projektus ir visuose lygiuose viskas buvo. Ir kodėl aš šitą jau kalbu? Apie tai, kadangi šitą konstituciją projektas buvo išverstas į vokiečių kalbą, konsultavo Vokietijos konstitucinio teismo pirmininko pavaduotojas
Austrijos konstitucinio teismo pirmininkų pavaduotojas. Ir pagal visus lygius šitą konstituciją, pagal įvertinimus tarptautinės, yra viena iš geriausių konstitucijų. Ne dėl to, kad mes dirbom, bet ir teisininkai, kaip pirmasis konstitucinio teismo pirmininkas šitas buvo. Reiškia, šitą konstituciją, matom dabar daugam šitą konstituciją kliūna. Nes jeigu įdėmiai skaitysime konstituciją, tai visgi aukščiausia institucija Lietuvoje, tai yra Seimas. Seimas yra visos tautos atstovybė ir Seimas praktiškai net paimsit pagal paragrafus aukštesnė institucija negu šitas prezidentas. Prezidentas yra pakankamai, bet jo funkcijos labai aiškios yra. Ir dabar daugam šitą konstituciją nepatinka ir dėl to atsiranda visokių spekuliacinių būdų, kaip sumažinti Seimo įtaką, o aš nenuimu atsakomybės nuo Seimo, kadangi, visgi, jeigu kartais avinas patenka į Seimą, tai jis vis tiek lieka to. Ar tai jau priklauso nuo rinkėjų, ką rinkėjai šitą išrenka. Visgi daug kas priklauso nuo to. Dabar jeigu imsime teismus, aukščiausias teismas, mane tiesiog, negalėčiau pasakyti tą žodį šokiravo, bet aš kaip girdėjau, su jais diskutavo šitas Egidijus Kurys, mano supratimo, iš kur būtent žmogus iškritęs, ar jis skaitęs konstituciją, ar ne, jis konstitucinio teismo pirmininkas buvo. Aš drįstu abejoti, visgi paprastas dalykas. Tarkime, Pakso bylą imkime. Aš priklausau prie tų, kuri man atrodo pakankama įrodymų, bet interpeliacija. Bet iš kitos pusės mes paimsime, kokius sprendimus priėmė Konstitucinis teismas, ar jis turi tam įgaliojimų, ar jis turi įgaliojimus atimti žmogui teisę iki net po mirties balotiruotis į Seimą. Mes matome, kokį nutarimą šitas priima nutarimą. Ne, jeigu žmogus pasmerktas mirties bausmę, jam gali būti pakeista mirties bausmė. Iki gyvos galvos gali būti pakeista. Paksui priima, niekas negali būti pakeista. Ir tai samprotauja teisininkas. Atsiprašau, kaip gali šitas teisininkas samprotauti? Strasbūre priimamas sprendimas, kad viršė įgaliojimas. Dabar jie sako, kad girdi mes nieko negalim padaryti, kadangi Konstitucinio teismo sprendimas yra galutinis. Taip, Konstitucija galbūt užrašyta, bet jeigu imsime JAV aukščiausiai teismo, atsirandas naujoms aplinkybėms, gali peržiūrėti šitą bylą, gali peržiūrėti. Konstitucinis teismas šitą neima ir, kaip mes matome, kurį samprotoja, kaip koks, nežinau. Stabas, ne stabas, tas, kad jo nuomonė yra galutinė, visi yra niekiniai ir panašiai. Kaip mes galime iki to, man tiesiog gėda, kad pas mus yra universitete, teisės fakultete dirbantis tokie būtent žmonės, kuris suniekina Seimą, suniekina komisiją. Aš galiu diskutuoti su ja, galbūt mane kai kurie argumentai neįtikina, galbūt. Bet reikalas yra apie kitką. Ar galima suniekinti Seimą? Tai yra nusikaltimas. Ir aš kūriu visą veiklą nuo tų laikų iki dabar vertinu kaip nusikaltėlį prieš lietuvių tautą. Dabar apie saugumo departamentą. Aš apie dabartinį saugumo departamentą nieko nežinau, bet kadangi man savo laiku, kai buvo pirminė šitą komisiją Gajausko vadovaujame, kuri tyrė visokių specialiųjų tarnybų veiklą Lietuvoje. TSRS, KGB, GRU ir kitų. Pakankamai tada informacijos. Pavyzdžiui, aš žinau, kas yra KGB atsargos rezervistas. Aš puikiai šitą žinau ir ką jis turėjo veikti. Šiandien, jeigu skaito Delfi, kada Pocius tapo rezervistu, 89 metų, 89 metų gruodžio 26 dieną. Reiškia po to, kai jau KGB prasidėjo valymas, prasidėjo lietuvių karininkų, kurie įtariami, kad jie nepakankamai lojalūs, apie 100 karininkų buvo išvyta po LKP atsiskyrimo, apie 100 karininkų būtent išvyta,
Ir vat, jis tada pasirašo ir skaitot, kokį pasižadėjimą duoda. Jis būtent pasirašo, kas jis sąžiningai. Ir reiškia, kai jau šitie kadriniai KGB karininkai nesažiningi, jau negali dirbti toliau. Aš žinau, ką turėjau daryti. Jūs pasiskaitykit Anušausko šitus straipsnius šitą žurnalę. Rezistencija, genocidas ir rezistencija. Ką turėjo šitie rezervistai? X laikoje atėjus, tai reiškia įvedus prezidentinį valdymą, šitie nepatikimi karininkai turėjo būti nušalinti ir sudaryta 50 grupių, kuriems turėjo vadovauti, va šitie kaip Pocius, tokie karininkai naujieji, ir kurie turėjo suimdinėti ir įvardinta kai kurios припопытки, Caplinas pasirašo, припопытки бедствия можно уничтожить. Ar Pocius buvo šitas ar ne, bet iš šitam sąraše buvo. Kokiu būdu jis pateko į valstybę būtent saugumo tarnybą. Aš ankstyvesnė tarnyba, man nekelia abejonės. Bet po to, kai Pocius išbuvo tiek laiko, Putinas yra pareiškęs, KGBistų atsarginių nebūna. Nebūna. Buvusių nebūna. Nebūna. Tai reiškia, mes matome, kodėl jis atsirado šitam poste. Man lieka klausimas be atsakymo. Aš pasitikėčiau tokiais saugumiečiais, kaip sakysime, Donela, tenas šitas dabar Arlauskas, kurie jau tada pabėgo, suprato ir kai kurie pabėgo tada į saugumą. Jie buvo kadriniai, visi šitie žino. O to, kai šitie išeina, ateina va šitie ir daro pasižadėjimą į sąžiningai tarnauti. Va čia yra mūsų šita problema. Ir Seimo būtent problema, kad visgi Seime turi būti ne avinai, bet drąsūs žmonės. Aš labai trumpai norėčiau nupasakoti stulbinamai primityvę schemą, kaip veikia prokuratūra. Nesvarbu, ar tai būtų Snoro byla, ar tai būtų Kėvišo vagystė iš filharmonijos kasos prieš 10 metų už 100 000 litų, ar dar bet koks kitas atvejis. Viskas yra ypatingai primityviai. Prokuratūros pagrindinis tikslas ir misija yra ginti viešąjį interesą. Tai yra pirmoje vietoje. Tačiau ta misija yra visų pirma ir nevykdoma. Ir aš viešai esu rašęs ir generaliniam prokurorui, ir visiems tiem prokurorams, su kuriais aš bendrauju 4 metus, jie keičiasi, klausdamas, kodėl jūs neginate viešo intereso. Ir vienas prokuroras vieno teismo posėdžio metu, mes kartais pasiteisim tyliai su prokurorais, kai jie neatsakom vieną ar kitą klausimą, viešai pasako, kad ginti viešą interesą tai yra ne jo darbas, tai yra juokinga, tai jo nejaudina. Tai yra iš esmės tas pats, kas daktaras pasakytų, kad, gydyti ligonius arba išrašyti vaistus, tai irgi jam ne jo darbas. Mes, aišku, kreipėmės į generalinį prokurorą, jam ten davė kažkokią nuobaudą tam prokurorui, jis turės turbūt karjeros problemų ir taip toliau. Kitaip tariant, prokuratūra, kuri tyrė, kalbu aš apie rezonansinius tyrimus, ką jam reikia daryti? Jam nieko nereikia daryti. Jiem nereikia primityviai imti kyšio 10, 20 ar 30 tūkstančio. Tada gali pagauti. Kaip ten vienas Vaitiekūnas toks yra, tą žmogų gali ir tam tikrą prasme simboliškai nuteisti. Pagrindinis generalinės prokuratūros biznis yra pradėti ikiteisminį tyrimą. Jeigu jį pradeda, gali pradėti ir sekančią dieną, gali pradėti ir po metų, tai čia formalumas. Ir nieko nedaryti. Kai prasideda ikiteisminis tyrimas, jūs visi puikiai žinote, kad niekas negali kištis į ikiteisminio tyrimo eigą. Visi iki vieno negali. Negali kištis nei Seimo nariai, negali kištis nei prezidentūra, absoliučiai niekas. Ir jie tą oficialiai tie pareigūnai yra pareiškę. Kitaip tariant, susidaro absoliučiai uždaras ratas. Ir aš atsakymo į tą klausimą asmeniškai nerandu, o kągi daryti, kai netrimos tokios bylos kaip Vekso, Valdovų rūmų, stadiono ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Asmeniškai aš matau tik vieną išeitį, nesmurtinę. Vieną išeitį. Tai yra visuomeninio prokuroro institucija. Ką tokia institucija gali? Ponas Šedbaras
kuris turėjo iki praeitų metų birželio mėnesio tą klausimą svarstyti savo komitete ar komisijoje, jisai nieko nepadarė. Nei vieno žingsnio. Praėjo pusmetis ir metai ir nieko nepadarė. Bet jis apsiuntė labai gerą dalyką mums apie kitų šalių ypatingosius visuomeninius, ar kaip ten jūs bepavadintum, prokurorus. Tai jūs pagalvokite, visuomeninis prokuroras galėtų susipažinti su visais ikiteisminiais tyrimais, galėtų inicijuoti visus ikiteisminius tyrimus, galėtų skųsti prokuratūros įvairius sprendimus ir iš naujo pradėti tyrimus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra ta institucija, kuri būtų, iš esmės svarbiau už bet ką. Tai praktiškai įvyktų valstybės perversmas, todėl kad bylos būtų pradėtos tirti. Juk įsivaizduokime paprastą momentą. Duosiu paprastą pavyzdį, nuo ko aš pradėjau domėtis teisėtvarką. Byla pirmo Lex projekto prasidėjo beveik prieš 4 metus. Mes kreipėmės į prokuratūrą su visais absoliučiai įrodymais. Prokurorai tempė gumą. Mes jam pasiūlėme specialistus, kurių jie neturėjo, nes, kaip sakė, neturėjo pinigų, negalėjo tirti. Mes jam pasiūlėme specialistus nemokamai. Jie padarė išvadas, tas išvadas prokuratūra jau turi 1,5 metų. Tačiau į teismą vis tiek nesikreipė. Vekso bylą tyrė prokurorė, kuri neturėjo reikiamų išsilavinimų. Ir jūs galite įsivaizduoti, reikiamų išsilavinimo neturintis pareigūnas tyrė tokią rezonansinę bylą. Maža to, šita prokurorė tyrė ne tik Vekso bylą, jin tyrė valdovų rūmų bylą. Viena prokurorė. Todėl nereikia stebėtis, kad tos bylos neištirtos. O tos bylos neištirtos yra dėl vienos labai paprastos priežasties. Mes užduodam prokuroram tokį klausimą. Kas yra nukentėjusysis visose finansinių nusikaltimų bylose, kuriuose vagiami pinigai iš valstybės biudžeto? Atsakymas yra paprastas. Valstybė. O kas yra valstybė? Valstybė tai esam visi mes, mokesčių mokėtojai. Bet kadangi tie mokesčių mokėtojai, kurie sėdim čia, mes negalime būti proceso dalyviai, tokiu būdu nėra nukentėjusių. Todėl nesistebėkite, kad nei viena, absoliučiai nei viena byla per šitos, galima sakyti, dešimtmečius yra neištirta. Kaip gali būti ištirta byla, jeigu nėra nukentėjusių? Tai yra labai paprastas ir uždaras toks ratas, iš kurio išeities, nežinau, mums reikia ieškoti labai konstruktyviai, neminint nei pavardžių, nei atskirų partijų ir taip toliau. Viskas remiasi į tą pastatą kreivais langais, kubo formos. Ir ten yra sudėti visi taškai. Mes esam aklavietėje. Ką daryti? Ką daryti, kad meras yra abonentas? Abonentas yra jisai tik todėl tas meras, nes teisėtvarka yra tokia. Teisėtvarka yra tokia, tada visoje valstybėje nėra absoliučiai jokių politinių žaidimo taisyklių. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl tą nuomonę apie visuomeninį prokurorą siūlyčiau kuo aktyviau. Visiškai aišku yra, kad vienas įstatymas turi būti nedelsiant patvarkytas. Kalbu apie valstybės ir tarnybų paslapčių įstatymą. Tai yra konkretus uždavinys Seimui, iš mūsų, iš tautos, ir labai prašytume, kad ten būtų aiškiai nurodyta, kas yra paslapties subjektas. Tai yra, kas skelbia esant paslaptį. Manyčiau, kad dera atskirti valstybės ir tarnybų įstatymus, kadangi valstybės paslapčių yra nedaug, tarnybų paslapčių yra begalybė. Dabar, kada valstybė yra privatizavusios tarnybos, jos labai mielai naudojasi slaptumo prezumpciją ir daro savo biznelį praktiškai visiškai nekontroliuodamas. O kaip padėtį pakeisti? Atsakymas. Visų pirma, reikia sutvarkyti partijų finansavimo ir rinkimų įstatymą.
galų gale atėjo laikas išmušti kamščius iš partijų, kurie visas naujas idėjas tų kamščių dėka užblokuoja Seime. Tai šitą mano teikimą aiškiai įrodo jaunieji mūsų antikorupcijos komisija. Gavo pasiūlymas įsteigti ar tai visuomeninį prokurorą, ar tai specialų instituciją, tarybą visuomenę, kuri prižiūrėtų prokuroro darbą. Tai yra variantas galimas, tai gana sunkus, dėl to, kad reikės priimti įstatymą. O Seime tokie įstatymai dažniausiai iškliūva, nieks nenori priimti tokių įstatymų, ypač dėl prieš rinkimus. Tačiau yra įmanomas ir kitas variantas, kodėl tų nepavedus gerai veikiančią antikorupcijai komisijai. Žinoma, iš eliminuojantis tos komisijos, tos narės, kurie neįsiteikė iš viso dirbti šitai komisijai. Šita pataisa būtų žymiai lengvesnė ir greičiausiai nepraeitų negu sukūrimas atskiros institucijos, visuomenės institucijos. Bet aš neatmetu tos galimybės, kad tokia institucija tikrai būtų naudinga. Ačiū. Turėjo gana daug gerų pasiūlymų, daug gerų minčių ir ypatingai siūlymai dėl viešumo, atvirumo ir panašiai. Tačiau aš noriu pasakyti vieną dalyką, kuris galbūt daugumai nepatiks, bet tai mano įsitikinimu yra pagrindų pagrindas. Jeigu tai nebus padaryta, esminių pokyčių teisėtvarkos, teisėsaugos institucijose nebus. Yra toks lietuviškas posakis, geriau vėliau negu nieko. Ir aš kalbu apie iliustracijos įstatymą. Pakol jisai nebus priimtas, esminių pokyčių nebus. 98 metais man Seime teko stipriai pakovoti ir pralaimėti dėl iliustracijos įstatymą. Tuomet aš pagrindu ėmiau Čekijos paruoštą iliustracijos įstatymą. Tai jeigu žinot, pas mus iliustracija kalbam apie KGB ir panašiai. Ir aš esu prezidentė niekaip negaliu sutikti, kad iliustracija gali būti baigtinis procesas. Iliustracija niekados negali ir neturi būti baigtinių procesų, tai turi būti tęstinis procesas, nes jeigu anksčiau dirbo KGB, dabar dirba FSB ir kitos svetimų valstybių specialiosios tarnybos, verbalimas vyksta, jeigu dar iš Estijos mes girdim kažkokių tai žinių, tai Lietuvai apskritai, na nežinau, 10 ar 15 metų jokio judesio nėra girdėti. Dabar vėlgi norim pasiremti Čekijoje irgi situacija yra panašiai ir su teisėtvarka taip pat. Ten keliamas klausimas dėl kompartijos buvusių veikėjų, dabar teisėjų iliustracijos. Deja, Čekijoje tas procesas labai stipriai pralaimi. Todėl prie visų gerų minčių, gerų pasiūlymų, aš norėčiau ir dabartinių Seimo narių atkreipti dėmesį. Jeigu nebus priimtas visą apimantas iliustracijos įstatymas ir pirmiausia būtent pradėti iliustraciją nuo teisėjų